Mano vardas Marius Daraškevičius, esu architektūros istorikas, bet šiandien kalbėsiu ne apie architektūrą. Kodėl? Šitą temą susidomėjau būtent turbūt dar gal prieš 10-metį, kažkaip domėjausi karnavalais, o kas nesidomėjo, vaikystėje turbūt ne vienas, ar dar dabar užsidedat kaukę ir kažko persirengėt. Tada su bendraminčiais kolegais architektais surengėm tą karnavalą, labai pasisekė, tai ir pavadinom Vilniaus karnavalu ir kokius 4, iki karantino 5 ar 6 mes surengėm. Iki 100 žmonių, vis skirtingose Vilniaus rūmuose. Tai buvo labai įdomu, patirti Vilniaus senasias erdves, kuriuose irgi galbūt buvo karnavalai ir, jas kažkaip pasimatuoti tas interjerus su kaukėm. Tai tokia turėjau, aistrą hobį, kuris po karantino kažkaip neatgyjo. Bet dabar atgyjo į tokį, nedidelį tyrimą. Teko rašyti nesenai straipsnį apie užgavėnių karnavalų tradicijas ir pabandysiu papasakot, ką sužinau, nes tiesą sakant, prieš 10 metų, kai tos karnavalus dariau, aš nelabai skyriau, kuo skiriasi karnavalas, nuo redutų, nuo maskaradų, man tie žodžiai buvo visi vienodi, visi kaukėti ir aš labai per daug nesigilinau tada, tiesiog iš inercijos važiavau ir aistros. O dabar, kai reikėjo sudėti į tekstą, tai kažkaip supratau, kad nesiklijuoja viskas. Tai bandysiu šiandien jums suklijuoti tą mozaiką, sudėlioti, kaip atrodo tas laukas, kaip buvo Europoje, kaip čia Lietuvoje nusėdo, kokie papročiai ir ar mes čia madingi buvom ar ne visai. Tai pirmiausiai išsiaiškinkim terminologiją, gerai, nes man irgi šitas klausimas buvo labai svarbus, nes Lietuvoje, terminas, ką mes šiandien vadinam užgavėnėmis, tai buvo toksai dalykas, vadino užgavėnim, zapusti lenkiškai, jeigu kalbėt, bet karnavalas visgi buvo populiaresnis. Taip pat dar vadino ir mėsėdžių, taip pat vadino ir velnio dienom, nors ne visai čia apie pačias užgavėnės, gal kelių dienų laikotarpį, apie kurį papasakosiu. Taigi tie terminai keli varijavo laiko bėgyje. Bet toks labiausiai nusistovėjęs 18 pabaigoje, 19 amžiuje buvo karnavalas. Dėl to aš šiandien ir naudosiu, nes kalbam apie praeitį, ne apie šias dienas. Tai sutarkim, kad vadinam karnavalu, bet kalbam apie užgavėnes. Gerai. Taip pat, svarbu dar irgi tas, kada tos užgavėnės tie karnavalai vyko. Tai 16, 17, 18 amžiuje tos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tai paprastai, ką mes ir šiandien suvokiam, tai yra būtent prieš Pelenų dieną, savaitę ar 3 dienos. Toks gana trumpas laikas, tiesą sakant, ilgesnis negu mes šiandien, ar ne, švenčiame, mums užtenka, gal dar sekmadienį pradedam jau švęsti, jeigu tenai vyksta, važiuojam į Rumšiškės ar kažkur kitur. O 19 amžiaus pirmai pusėje, čia turbūt visas apskritai karnavalų kultūros, apogėjus didysis, tai kartais, tie karnavalai trunka labai ilgai. Prasideda nuo 3 karalių ir iki pat Pelenų. Taigi gali būti ir porą, ir 3 mėnesiai, ar ne, karnavalo sezonas visas. Tai šitą laikotarpį turėkime omenyje, ir aš papasakosiu dabar, kaip čia toliau visas tas atrodė. Bet visa pradžia, kur tos ištakos, kur prasideda? Tų pradžių galime labai daug ieškoti. Galime kalbėti nuo senovės Egipto, kuriame buvo tam tikros ceremonijos. Izidės laivas buvo nešamas ir čia vėlgi su derliumi susiję, tokia pavasario šventė. Tai štai tas karnavalų, gal tą ištaką galime ieškoti viena iš versijų keltis į senovės Egiptą ir štai iliustracijoje matote šventojo jaučio Anubio procesiją ir štai kaip čia su visomis girliandomis, gėlėmis nešamas tas laivas toksai, turbūt šiandien, ką mes galim iš karnavalų tradicijos prisiminti, tai Rio de Janeiro tie visi važiuojami sunkvežimiai su visais ar ne, tai kažkokią tą atgarsį turime ir šiandieną. Tai ten irgi sudarė visą procesiją kaukių paradas, štai matot puošnų medinį laivą ir lotyniškais vadinamas buvo karus navalis. Tai gal tas karnavalas nuo karus navalis viena iš tokių versijų. Krikščioniškoj tradicijai karnavalas, aišku, susijęs su pasilinksminimais prieš susilaikymo metą. Tai čia svarbu prieš gavėnę ir tuomet galbūt pavadinimas karnavalas galima sakyti kilęs nuo to lotyniškų žodžių carne lavare. Tai reiškia pašalinti mėsą. Tai čia dar viena versija, bet turbūt galima rasti būti dar kelias versijas. Tai apsistokime ties šiom dviem, ar tai bus būtent nuo susilaikymo mėsos, ar nuo to būtent laivo Izidės, vieną iš tų versijų ar abi galime jungti.
Įdėjau, atsiprašau, labai daug teksto, nes visiškai nauja informacija ir man pačiam, tekstas šviežiai surašytas, tai kas išliko galvoju pasakoju, bet užmesiu visakį, nes yra tam tikrų detalių, kur labai noriu jums papasakoti ir galiu pamiršti, o nenoriu viską nuoširdžiai skaityti iš lapo. Gerai, sutarėm, gali drąsiai fotografuoti skaidrės ir mėgautis namuose pasakodami bičiuliams. Taip pat galime ieškoti karnavalų kažkokių apraiškų, ką mes šiandien suvokiam karnavalu ir senovės Graikijos ir Romos tradicijoje ir žiūrėti būtent tas pavasario šventės į Dionizijas ir Saturnalijas, kurių metu taip pat galime matyti, satyrai atlikdavo visokius ditirambus, šlovino Dionizą dainomis įvairiausiomis, tai tos tokios gausios vyno šventės, daug tokio atsisveikinimo su žiema ir pasisveikinimo su vasara, pavasariu, užtrukdavo vėlgi netrumpai ir 6 dienas ir ilgiau. Ir tas laikas, aišku, terminas varijavo, nebūtinai, ką mes šiandien suvokiam, kad būtent turi būti ten vasarį ar kažkada. Štai čia matom, žiūrime, kad, pavyzdžiui, Romoje Saturnalijos prasidėdavo gruodžio 17, tai tas laikas ne visai sutampa su dabartinėmis šventėmis, bet visa ta esmė, puikiai, šventės su daug gausių džiaugsmų yra esmė. Taip pat, kalbant apie Lietuvą, bandžiau ieškoti, ką mūsų kraštotyrininkai kalba apie šios šventės ištakas, tai keletą tokių aptikau įdomesnių pastebėjimų tyrėjų, tai jie sieja su Ragučio švente ir tai būtent kažkas panašaus, ką mes turime Bacho ar ne, Saturnalijas, tai mūsų vietinis dievas Ragutis. Taip pat galime kalbėti apie iki krikščioniškos Lietuvos karnavalų tam tikras tradicijas, kuomet buvo švenčiama taip pat kovo mėnesio gale, per pavasario lygiadienį ir taip pat gausiai būtent persirengimą, važinėjimą, laistomasi, kažkas tikrai labai artimo, ką ir pietuose jau aptartos mūsų šalys taip pat šventė. Taigi, įdomu, kad tiek, jeigu kalbame tiek apie pietų kraštų šalis, tiek ir apie Lietuvoje, įvedus krikščionybę, ar ne, perimus krikščionybės, kai kurios ir iš vakarų naujus papročius karnavalų seniai išliko. Ir štai Lietuvoje taip pat matysime, kokie tie išlikę papročiai, nes kalbėsiu ir apie liaudiškus papročius. Dabar labai svarbų dalyką, ką aš apsipčiopiau, bet čiupinėdamas visas tas karnavalo tradicijas, tai kalbėsiu apie dvi dalis bus. Pirmoji dalis kalbėsim apie tas tokias didžiasias tradicinius karnavalus, užgavėnes, kurios vyksta lauke, miestų gatvėse, laukuose dvarų ir ne viduje. Tai čia tokios didžiosios šventės ir tai yra viena ta senoji tradicija ir jos senosios yra. Ir taip pat vėliau kalbėsime apie tokią labai elitinę, labai naują, atsirandančią tik 17 amžiaus pabaigoje, visiškai aristokratams ir turtingiesiams prieinamą, nors kartais ir biednesni galėdavo įsitraukti į tokias linksmybės. Tai dabar lauke, įsivaizduokim, kad viskas vyksta tik lauke. Tai tokių papročių ir iliustracijų galima būtų pririnkti labai daug, nes apie tokias kaukių karnavalinės tradicijas, turbūt apie Veneciją jau net nereikia pasakoti, ar ne? Nors ta pati Venecija tai yra rekonstrukcinis renginys. Turbūt žinote, kad 18 amžiaus pabaigoje Venecijai patekus po Austrijos ranka, karnavalas buvo uždraustas ir 200 metų jo nebuvo. Jisai tik atkurtas buvo 20 amžiaus 80-metį, tai jis kaip ir rekonstrukcinis toksai, komercinis, rinkodarinis turizmo produktas, kuris labai gražiai atgaivina miestas, remiantis istoriniais tokiais patirtim. Tai ne tik Venecijoje buvo karnavalai, štai čia Romos matot variantą, taip pat būtų ir nuostabių ir dar ir vyksta ir kitose šalise, regionuose, Italijos tie karnavalai. Ir tarp įdomesnių galima šiandien kalbėti apie karnavalą vykstantį štai Belgijoje, tai ten turi ir labai dar gražią iliustraciją radau parodyti, štai čia matote būtent 16 amžiaus vidurį, būtent tas gatvės karnavalas, matot, su kaukiam ir visokie laistymais ir linksmybės. Taigi tos tradicijos tiek pietuose, tiek šiaurėje įvairios buvo, bet kalbam, rodau, du centrus tokius, kurie daugiausia žmonių turėjo, ar ne? Nes 16 amžiuje, dar 17 Italijos pusiasalis ir būtent Nyderlandų ta žemė, Belgija, tai buvo gausiausiai Europoje apgyvendintos žemės, ir miestai turtingiausi, gausiausi, tai štai ten ir tos tradicijos buvo ryškiausios. Tai
Lietuvoje kažkokios tokios tradicijos vakaruose jau priimtos, galime kalbėti nuo 16 amžiaus maždaug pirmos pusės vidurio ir čia galbūt reikėtų sieti su Žygimantu Senuoju, su jo žmona Bona Sforza, atkeliavusi iš Italijos ar ne. Taip pat žinome faktus, kad jų sūnus, pusiau lietuvis, pusiau italas jau ar ne, rengė karnavalus Vilniuje žemutinėje pilyje, Žygimantas Augustas. Na ir toliau ta tradicija, aišku, tęsiasi, tai čia matote ir vazas, kurie tikrai garsėjo tais nuostabiaisiais karnavalais, apie kurios turime daug liudijimų. 17 amžiaus viduryje rengta ne tik tie tradiciniai karnavalai, kurie užsibaigdavo operomis, bet rengdavo ir tokios vokiškos tradicijos karnavalus, vadinamus smuklės karnavalais. Ir girdėjote, turbūt girdėjote, jeigu nors kartą buvot kažkokia dar paskaitoje apie karnavalą. Tai yra traukiamas vaidmuo ir jo reikia persirinkti. Gali būti baisiausias vaidmuo apmokėti sąskaitą, tai čia žiauru. Tai kažkasgi turėdavo, valdovasgi nemokės, tai gaudavo vienas iš didikų sumokėti visą biudžetą, visą karnavalo. Tai apie tai labai buvo įdomi paskaita, pono Eimanto Gudo, istoriko. Ir straipsnis yra publikuotas, tai galite daugiau rasti internete ir paskaityti būtent apie valdovų rūmų Žygimanto Augusto vazos laikų, tos smuklės karnavalus, kokios buvo kaukės, bet praktiškai jos tos pačios, ką aš jums netrukus pakartosiu, kai kalbėsim apie Vilniaus aplinkoje ir dvaruose vykstančius karnavalus. Gal įdomybė tie smuklės karnavalai, kur kažkas turi sąskaitą mokėti. Čia tai žiauru. Ir didikai, kurie dalyvavo tose karnavaluose, kur tas sąskaitas turėjo apmokėti, aišku, tos papročius vežasi pas savį tokius dvarus provincijos ir tenai jau rengia savo aplinkoje, mažesniam šeimos rate, bendraminčių, didikų, kitų kviestinių svečių draugijoje. Ir, žinot, kaimas ne miestas. Čia mieste gali gatvėmis, aikštėmis paradus padaryti ir pasivaikščioti ir draugus aplankyti. O kaip kaime aplankyti nuo dvaro iki dvaro nuvažiuoti? Tai Lietuvoje ir Lenkijoje įsigalėjo toks labai gražus paprotys važiuoti rogėmis, pakinkytais žirgais iš vieno dvaro į kitą, vadinamas kūligas. Ir tas pasivažinėjimas rogėmis, galima rasti begalės įvairiausių dailininkų vaizdų, kaip jie tą įsivaizduoja. Ir štai čia matote dvarą, ir iš jo išrieda. Aišku, niekas nežino, pas ką važiuos, jie slapta. Esmė yra tokia. Nuvažiuoti į dvarą, reikalauti valgyti ir kad pagirdytų gerai, tada iš kito važiuoti į antrą, į trečią ir ketvirtą ir taip keliauti iš dvaro į dvarą ir taip, ubagauti. Kitaip tariant, aš pamenu, mes mokykloje ėjom nuo buto iki buto, ar ne, ir saldainių prašėm. Tai čia lygiai tas pats, tik mes ne taip dvariškai. Bet ta tradicija labai buvo gaji ir štai matote, kaip triukšmingai su muzika, su kaukėmis bajorai viens pas kitą važiuoja ir reikalauja, kad girdytų. Aišku, tai yra baisu tokį priimti, nes tavo podėlį ištuštinti ir jie neišvažiuos, kol visko neišragaus. Tai tikrai didelės bausmė tokį sulaukti visą kinkinę visų bajorų, kurie pas tave atlėkė. Tai čia kunigo tradicija tikrai graži ir labai tokia kaimiška, nuo dvaro iki dvaro, ne iš buto į butą, kaip man teko eiti 9 aukštyje. Bet tai čia gal ir reikės pakinkyti ir man dabar kada. O maistas, galvoju, kokią iliustraciją įdėti. Tai radau Lemonte, Amerikoje, kepa jie tos blynus užgavėnių, tai galima kalbėti, kad blynas tikrai labai populiarus patiekalas, bet tų patiekalų daugiau galima kalbėti, nes užgavėnės, tas laikotarpis, kaip sakiau, bent jau 7 dienos minimaliai buvo švenčiama ir jeigu prasideda viskas dar antradienį, tai jau ketvirtadienį, vadinamai riebui ketvirtadienį tikrai labai pradedama gausiai valgyti ir tas mėsėdas, būtent paskutinė vadinamo žiemos šito laikotarpio diena, labai svarbi ir čia visos įvairios Europos šalys tą ketvirtadienį turite, galite atrasti ir vokiečių terminą, ir graikų, ir italų, ir lenkų, įvairios šalys šitą būtent riebui ketvirtadienį labai mini ir būtent jo metu labai švenčiam. Aš klausinėjau, kaip čia dabar, ar jūs tą ketvirtadienį daug kažko valgot, tai Vilnijos krašte apie tai daugiau galėjau išgirsti, bet kai klausinėjau Žemaitijoje ar kažkur, jie
nelabai kažkaip apie tai daug man pasako ir neišgirdau nieko. Tai man pasirodė įdomus, gal ne, kad Vilniaus krašte tos tradicijos senosios lyg ir atrodo giliau išlikusios. Aišku, tam reiktų gilesnio tyrimo, bet kiek rinkau tokių lokalių tradicijų iš pažįstamų aplinkos, tai pasirodė. Na, o kalbant apie maistą, ką ten valgydavo, tai aišku, tradicinis toks, valgys šiandien išlikęs, turbūt neleisit sumeluoti, kaip Lemonte Amerikoje valgo tuos blynus, tai ir tie blynai tikrai dažniausiai minimi, ir miltiniai be abejo. Žemaitijoje teko rasti, kad rūgštūs mėlyniai blynai ir šipinys labai populiaru, bet taip pat, šaltiena be abejo, ar bet kokie kiti mėsiški valgiai, taip pat, ir būtent reikia viską suvalgyti, ar ne, daug priruošti ir paskui suvalgyti, nesgi po to negalėsi valgyti. Taip pat, tarp populiarių minimos purgos. Ir šitos purgos, aišku, skyrėsi, senovėje buvo kažkiek, 2 kumščių dydžios, kiek didesnės buvo negu ką mes dabar turime. Ir, buvo tokios iš duoninės tešlos gaminamos, su įvairiais įdarais galėjo būti prikišama ir spirgų, ir lašinių, jos su įdaru, tokias, tikras patiekalas, tai galite pabandyti namuose. Ir taip pat, aišku, tradicinės tos purgos, ką mes ir šiandien suprantam, tos mėlinės arba varškinės purgos, arba netgi žagarėliai, tie krustai vadinami, arba ausytės, arba nežinau, kiek dar pavadinimų yra. Pasidalinsiu ekskursas. Jau dirbu 4 metus Panemunės pilyje ir galvoju, ką čia užgavėnėm kokį renginį padaryti. Vienais metais bandėm vieną, kitais metais antrą, trečią. Ir žinot, ką šiemet padarėm? Nacionalinį žagarėlių čempionatą. Biudžetas buvo plakato spausdinimas, gal ten 20 eurų. Žiūriu, vasarį, sniegas, su kašikais, tetos, dėdės, vaikai, senoliai iš senelių namų, iš neįgaliųjų centrų, iš profesinių mokyklų, suvažiavo 40 dalyvių. Kaip jie tiek sužinojo garsiai ir aš, žinokit, negalėjau patikėti, paprasta idėja ir taip giliai paėmė už širdies, tas žagarėlis, visi barė, kodėl pavadinau žagarėliu, kodėl, nes kiekvienas regionas su savo pavadinimu, žinokit, atvažiavo, liepė taip pervadint, gerai. Tai štai, kad supratau, kad tikrai, žagarėliai, labai turbūt gan įvertintas ir užmirštas maistas, visi jį kepa, visi jį daro, kiekvienas savaip, kiekvienas turi savo receptą. Tik kažkaip mes jo neužkeliame ant pjedestalo to žagarėlio, o jį tikrai galėtume. Tai man labai paliko įspūdį žmonių entuzijazmas, o skonis koks skirtingas su profesoriu Laužiku ir vienu garsiu iš Kauno šefų vertinom, buvo ir didesnė, aišku, komisija, tai tikrai įvairovė nuo labai trapių plonų iki labai purių storų ir nuo visai nesaldžių iki labai saldžių. Taigi, įvairovė receptų didelė, kaip Lietuvos, aišku, šeimininkių skonis ir tradicijos, šeimų skirtingos. Taigi, šitie žagarėliai mane labai sužavėjo ir esu dabar jų fanas. Dabar grįžtant dar prie visos šitos, ką mes kalbam, ypatingai apie spurgas arba bet kurios baltus kepinius, aišku, pirmiausia, jie dvaruose plito. Kalbam apie prabangos produktą, tai yra brangus jau sijoti miltai ir čia jau kalbam apie labai ypatingas dalykus. Taip pat galima kalbėti apie tas spurgas, pončkas su judėjų patiekalais, nes tas per Hanuką valgytas ir valgomos spurgos irgi taip pat galima susijęti. Taigi čia labai plati tema maistas būtų, turbūt reiktų atskiros paskaitos. Dar jeigu šaltieną pradėtume kalbėti, tai iš viso, nes yra ir labai gražių šaltienų, ir labai negražių. Vienos drumstas, kitos skaidrios ir kiek irgi būna barnių per visas šventes. Jau nežinau, neatsimenu, kada nesipyktų šeimoje kieno šaltiena skaidresnė. Ir šaltiena padaryti. Tai aš jums palieku, markučiuose padarom šaltienų čempionatą. Skaidriausias, drumsliausias, riebiausias ir koks tik nori. Ir kaip visas šitas gausus valgymas prasidėjęs liepų ketvirtadienį, kaip jisai baigėsi. Aišku, kulminacija antradienį. Per tą velnio dieną, kai jau visiškai jau nėra kur kišti nei maistą ir jau apkeliauti visi kaimynų dvarai, ar mieste rūmai ar kaimynai, tai reikia kažkaip užbaigti. Ir tas jau kulminacinis laikotarpis be abejo sekmadienis, pirmadienis ir ypač antradienis. Ir labai įdomią radau informaciją, kad štai baigiantis karnavalui antradienį, vienas turėjo apsirengti kunigu, vaidinti kunigą aišku, aplink kaklą, vietoj stulos užsidėdavo kontušo juostą, bajorišką tą juostą, kurią čia galite matyti muziejuose portretuose.
Na ir tuomet matote, čia iliustracija ne iš to veiksmo, bet artimiausia, ką galėjau rasti. Tuomet tas kunigą vaizduojantis bajoras užsilipa ant stalo, kambario kampe, iki pusės užsidengia savo kūną tarsi nuo sienos kabančių kilimų, tarsi stovėtų sakykloj, ir sakydavo juokingą pamokslą, taip užbaigdamas visus šokius, linksmybės, ir štai atsisveikina su šito mėsėdžiu ir laikotarpiu linksmuoju. Taigi, tas antradienis tarsi tikrai turėtų laikas, kada baigėsi. Spėkit, ar tai būdavo. Dvasininkų namuose tai dažniausiai taip baigdavosi, bet bajorų tai dar iki penktadienio, bet apie tai dar plačiau vėliau. Ir štai po tokios sočios antradienio vakarienės, dar prieš lipant ant tos sakyklos įsivaizduojamos, labai populiaru Lietuvoje buvo surengti naktipiečius, vadinamus pirmuosius gaidžius, taip išverčiau tos patkurkės. Ir šiems naktipiečiams buvo skirtingais progoms skirtingi naudojami kažkokie patiekalai, bet radau, kad būtent užgavėniam šito karnavalo užbaigimui buvo patiekalas iš pieno, kiaušinių, silkės, kurie būtent simbolizavo artėjančią gavėnią. Tai tokį patiekalą patiekdavo naktipiečiams, nes jau po 12, tai štai prašau jums jau gavėninis patiekalas. Manau, labai gražu ir štai šitas patiekalas buvo paplitęs būtent pirmųjų gaidžių tiek didikų dvaruose, tiek smulkesnių bajorų dvareliuose. Ir aišku, neretai, kaip ir minėjau, linksmybės užsitęsdavo iki ketvirtadienio ar net penktadienio, tačiau būtent švenčiausio Jėzaus širdies penktadienio mišiose griežtai jau viskas dalyvaudavo ir jau baigdavosi visi baliai. Tai štai tokios, kartais tikrai užsitęsdavo tos šventės ilgiau. Bet aišku, po šios dienos jau tikrai viskas, po Jėzaus širdies mišių viskas jau baigėsi visos šventės. Bet kai kalbam apie dvarą ir apie kaimą, tai, aišku, kaimas ir yra dvaro dalis, tai yra dvaro žemės valdų dalis ir be abejo valstiečiai matė, kaip tie bajorai tom rogėm važinėja su kaukėm, kaip ubagauja, tai aišku, tas paprotys, sklito plačiai po kaimus ir tokios, riba tarp dvaro ir kaimo sunkiai galima vieną tokią užbrėžti, nes buvo bajorų, kurie gyvendavo kaimuose, arba tarp valstiečių įsimaišę, arba būdavo atskiri bajorų kaimeliai už užsieniais, vadinamos akalyčios. Tai tas toksai riba kartais labai tokia sudėtingai apčiuopiama, taigi tie papročiai labai gražiai vilnijo žemyn. Ir mes, nereikia pasakot, kas yra mūsų užgavėnės, kurias mes šiandien rekonstruojame taip pat, nes užgavėnių tradicija Lietuvoje buvo apmirus ir 20 amžiaus antroje pusėje, tik Žemaitija dar išlaikiusi buvo tą seną nenutrūkstamą paprotį, ir atkurta buvo su dėka Lietuvos etnografijos muziejumi Rumšiškėse, su jų didžiulė energija, štai ką mes matome, jau galime kalbėti jau apie daugiau beveik 50 metų besitęsiantį atgaivintą užgavėnių tradiciją visoje Lietuvoje. Tai apie tas kaukės jau net ir kalbėti nereikia, apie lašininį kanapinį irgi daug kalbėti nereikia, o prisiminkime tą Belgijos vaizdelį, kur rodžiau, kur mieste kovoja, ten irgi lašininis kanapinis, tik kitais pavadinimais, bet riebus su kudu, tai čia viskas tas pats, ta silkė ir spurga toliau kovoja. O dabar perkelsiu jūs į labai elitinį karnavalą. Tokį, koks galėjo būti vykti čia šitose rūmose, šitoje būtent salėje 19 amžiaus pradžioje. Neabejoju, kad ir vyko. Tai, dabar pakalbėsime apie tokias kelias veiklų formas ir čia jau, aišku, labai rafinuota. Ir jeigu, kaip ir minėjau, tie tradiciniai karnavalai užgavėnės vykdavo lauke, ar štai su rogėm važiuojant, ar miesto aikštėse, gatvėse, tai dabar kalbėsime apie karnavalus, apie tokius elitinius susibūrimus kaukėtus, vadinamus maskaradais, redutomis, kurie priešingai buvo atskirti nuo lauko, nuo gatvės ir vykdavo uždarose patalpose ir kuriant, aišku, labai tokį išskirtinumo, tokį rafinuotumo įspūdį. Ir jų atsiradimas, galime sieti su Venecijos tradicija festa, taip pat, aišku, yra tų senosios karnavalų tradicijos elementų be abejo. Ir matysime, kad labai svarbu pats slėpimasis po kaukę, persirengimas, taip pat ir laisvumas žodinis, nes kalbėsime apie žmonės, kurie inkognito, jie ateina su kaukėmis, niekas nežino, tai galime kitai ir kalbėti laisviau, ar ne, ir elgtis šiek tiek laisviau, arba labai laisvai. Ar yra nepilnamečių salėje? Tai galvoju, kiek laisvai galėsiu kalbėti, nes šita tema antroji dalis yra, prieisime prie tokių vietų, kad kitaip neišeis, reikės paminėti.
Tai va, tai kas dar? Na, dar šitiek, būtent redutos maskaradai taip pat turėjo komercinį pobūdį. Tai vėlgi skiriasi nuo bendros idėjos karnavalo, kad tai yra miesto šventė visiems, ar ne? Tai čia jau yra su bilietais, mokama ir čia yra labai turi aišku, leidimą išduotą miesto burmistro, jeigu mieste vyksta. Ir tai yra, tikrai labai aiškus, renginys komercinis, ką mes šiandien diskoteką vadintume ar kažkas tokio. Tai va, tų laikų diskoteka, įsivaizduokime. Va, ir aišku, taip pat teatrališkumas ir tas labai svarbu ir sekuliarumas jų visiškai. Tai dabar pirmas terminas, kurį norėčiau apibrėžti, tai kalbėkime apie patį maskaradą. Įvairiom kalbom mes galime ir prancūzų, ir italų, ir ispanų, tas pats terminas labai panašiai skamba. Tai paprastai tai yra balius. Balius tai reiškia balarė šokti, kai ant parketo daugiau negu 7 poros. Jeigu 14 žmonių namie turit, balių padarė. Arba balius asamblėja, tai reiškia, per kelias patalpas, tai vienoj patalpoj šokama, kitoj staliukai, lošia kortom, geria šampaną, toksai įvairesnės formos susibūrimas. Ir tai aišku tada su kaukė. Tai arba jie pakvietė svečius su kaukė, jie ateina, šokat ir lošiat kortom, geriat šampaną ir būtent pirmoji metu vakaro dėvima kaukė. Po to galima, arba visą renginį galima dėvėti kaukę, čia jau kaip jau sumastysime, bet tai yra toksai vienas būdas. Kitas būdas - redutos. Tai toks labai plačiai terminas vartojamas 18 amžiuje ir apie jį daugiau ir kalbėsiu. Tai yra viešas kaukių balius, nes jeigu maskaradas gali toks naminis ar ne, tai jau reduta turi to tokio būtent viešo kaukio baliaus pobūdį. Ir čia atvykstame su kaukė, bet į patį įėjimas į salę su kaukė, bet viduje galima nusimti. Bet papasakosiu, kas nenusiema tų kaukių. Tai štai esmė buvo, aišku, trejopa. Pirmiausia, atvažiuojama šokti, visgi tai yra baliaus forma, ar ne? Žaisti kortomis, ta asamblėja visgi. Ir taip pat, aišku, žiūrėti vienas į kitą. Čia svarbiausia. Atvažiuoti, parodyti save ir pažiūrėti kitus. Taigi čia labai svarbi viso karnavalo dalis. Ir taip, vaikščiant po kambarius galima žiūrėti, kas po kokią kaukę kur yra ir spėlioti. Ir, aišku, tai yra visas gražumas. Taip pat, jų gausumas labai išsiskiria. Kartais gali būti 500 žmonių tokiam. Jeigu dideli rūmai, jie talpina daug, tai gali būti tokia reduta surengta ir 200, 500, 700 žmonių minima šaltiniuose. Taigi įsivaizduokite tokį kaukėtą susibūrimą masinį. Tai tikrai turėtų būti įspūdinga. Ir jie pradėti nuo pačio 17 amžiaus pabaigos rengti ir 18 amžiuje ta mada paplinta Europoje labai plačiai. Tai apie tai, kad apie Venecijos aš net nekartosiu, bet toks jau išėjimas plačiau Europai redutų rinkam. Tai galime kalbėti apie Paryžiui, operoje rengtus jau nuo 1716 metų redutus, ir jau kai Versalis ar ne aplinkai pradeda lankytis, tai mes jau kalbame tikrai apie mėgdžiamą ir plačiau Europoje ir pat matysim Lietuvoje netrukus. Taip pat, kitas dalykas, kurį, vėl sakiau, ar nėra čia nepilnamečių, Europos miestuose, maskaraduose dažnai dalyvaudavo ir prostitutės. Ir tai, aišku, renginį suteikdavo, tokia irgi, erotinio renginio tokia aura. Bet, aišku, ne visuose redutuose, bet tikrai būdavo ir taip. Ir apie tai mini ir papasakosiu apie tokius dalykus atvejus ir Lietuvoje. Kaip tos redutos interjeruose atrodo, tai štai Venecijos pavyzdys, tokio lietuviško gražaus varianto aš negaliu parodyti, bet šaltiniuose minima, kad ir Lietuvoje mėgtos tos venecietiškos kaukės tradicinės, tai čia jūs būtent tą ir matote. Ir dar papasakosiu, kas dėvėjo tokias kaukės, nes tokia kaukė, kokią čia matote, šitas muziejus turi to mėgusio nešioti tokią kaukę portretą. Tai klausiau direktorės, ar jis šiandien yra pakabintas, sakė, ne, bet pakabins, kitais metais tikiuosi. Tai štai jums Venecijos vaizdelis. O kaip tie karnavalai, tokie redutos, tie uždaro tipo elitiniai pradeda plisti abiejų tautų respublikoje? Tai aišku, pradžia reiktų ieškoti iš pirmųjų žingsnių to meto Lietuvos Lenkijos sostinėje, Varšuvoje. Ir pirmiausiai tenai pasirodo ir tiesą sakant labai anksti, panašiai kaip ir Paryžiui.
Ir štai jau juose dalyvavo, mūsų tuo metu Abiejų tautų Respublikos valdovas Augustas II, labai mėgęs juos rengti ir pas save, kur daugiausia leisdavo laiką Dresdene, Saksonijos sostinėje, tuo metu Lietuva, Lenkija ir Saksonija buvo viena, sujungta per personalinę uniją valstybė, tai aišku, jis tenai labai mėgo įrengti įvairiausius karnavalus, žinoma, kad jis turėjo žmonių, kiek jau nepamenu, bet vaikų atsimenu, 365 kiek metuose vaikų. Ar tai tikra ar ne, bet tai buvo labai karnavalingas žmogus, sakyčiau, tikrai tas jo sezonas truko ilgai turbūt. Na ir štai jisai pats valdovas dalyvaudavo iki vėlyvos nakties, tai matyt, linksmindavosi puikiausiai. Na ir štai Varšuvoje redutai tik vienoje vietoje buvo rengti visoje Varšuvoje, vykdavo nuo naujų metų iki Pelenų trečiadienio, taigi visus tuos 3 mėnesius arba 2, priklausomai aišku kiekvienais metais, kada ateina tos užgavėnės. Na ir juos pristatė ir prižiūrėjo toksai ponas Salvadoras, italų kilmės Varšuvos gyventojas. Taigi iš Italijos tarsi ta tradicija atkeliauja į Varšuvą ir Varšuvoje gyvenantis italas pradeda rengti tos pirmuosius karnavalus, tos redutas, tos privačius su bilietais, rūmose nuomojimuose iš didikų ar teatruose ar kažkur. O jo sūnaus, Augusto III sūnaus, Augusto II sūnaus, Augusto III jau valdymo pabaigoje redutai, iš pradžių buvo tik bajorų lankomi, tokie tikrai, uždari kilmingųjų tarpe populiarūs, paplinta ir miestelėnų sluoksniai. Taigi užtruko, daugiau negu keliasdešimt metų, kol tie karnavalai, tie redutai tokie tapo labiau prieinami ir aišku, Varšuvos augimas ir visos tos miesto kultūros Varšuvos išklestėjimas, tai irgi su tuo susijęs. Dabar jau trečiojo valdovo 18 amžiuje, apie kurį kalbam metu, redutai pradėti rengti jau keliose vietose. Štai matome ir patį valdovą. Štai Abiejų tautų Respublikos paskutinis valdovas Žygimantas Augustas Poniatovskis, gimęs beje dar lietuviškose žemėse. Mama Čartoriskytė rankoje laiko tą tradicinę venecijietišką kaukę baltą. Tai toks labai įdomus portretas, kur matome karalių su kauke rankoje, ar ne? Taigi valdovai palaikė šitą karnavalų tradiciją, tą redutinę, uždarą tokią, ir matom visi 18 amžiaus 3 valdovai gausiai rėmė ir naudojasi ir štai apsirengęs pats. Na ir kad atsiranda šito laikotarpiu, jau čia mes kalbame apie nuo 1766 metų, taigi visiškai 18 amžiaus antra pusė, tie pirmieji prasidėdavo likus 6 savaitėms iki Advento, tai labai panašiai kaip ir anksčiau. Kiti karnavalai buvo keli, tie redutai ne visi vienu metu, tai jau ne vieni rengti, tai kiti anksčiau, kiti vėliau. Ir dienos įvairios, taigi jau Varšuvoje keliose vietose vyksta, tu renkiesi, netgi vieną dieną galėjo vykti keli redutai keliose rūmose. Ir būdavo bilietų sistema, kad su tuo pačiu bilietu, jeigu tu išeini, tu gali sugrįžti, jeigu išsaugai. Tiesiog visa Varšuva jau užė visai dideliu tokiu rimtumu. Ir štai iš Mintaujos, dabartinėje Latvijos teritorijoje, atvykęs literatas, istorijos profesorius Šulcas mini, kad Varšuva redutose gausiai dalyvauja gatvės merginos. Dževčenta, Lična. Taigi jam irgi padarė įspūdį, kad jų tenai yra. Tai štai ta Varšuva mūsų gražioji 18 amžiaus dailininko akimis ir keletą tokių atvejų apie karnavalų tų redutų dydį. Tai štai paskutiniajame 18 amžiaus dešimtmetyje tų redutai rengti keliose, pavyzdžiui, vietose ir jų kainos skyrėsi. Ar ne? Vieni buvo brangesni, kiti pigesni ir, aišku, publika galėjo rinktis. Tai, pavyzdžiui, teatro salėje redutai buvo daug prabangesni, svečių kostiumai kruopščiau parinkti, prabangesni be abejo. Ir jau mažiau buvo šokta, ieškota tokių rafinuotesnių pramogų kažkokių. O pavyzdžiui, Radvilūnų rūmose, aš labai nusivyliau, kad Radvilūnų rūmose pigiau, supykau, kažkaip turbūt jie išnuomavo ir net nebuvo patys tenai. Vyko netokiose pašniuotėse patalpose, tai turbūt leido naudoti kažkokį sparną, aš jau netikiu, kad ten į sales gražias leido. Ir štai vyko, kaina buvo porą auksinų mažesnė negu tų teatre vykusių ir kaukės buvo tokios paprastesnės ir žmonės ateidavo ir be kaukių, tai tiesiog nebūtina buvo. Ir aišku, daug buvo šokama,
na ir buvo daug žemesnio sluoksnio žmonių, na tai kažkaip čia, nežinau, kodėl aš taip rašiau, bet tai buvo parašyta amžininko atsiminimuose, tai vad gaila, kad ne taip, bet matysim, kad ir, bus ir geresnių nuotaikų. Na ir pavyzdžiui, 50 porų šokdavo pagrindinė salė, jeigu įsivaizduot, kaip tas vyksta redutas, ar ne? Taip pat šokdavo įvairius užsieninius šokius, o mažesnė salėje buvo kėdė porai norinčiai prisijungti šokiui. Na ir vyras turėdavo pasadinti damą ant kėdės, su kuria jis turėjo šokti ir pats save šalia ir laukti. Taigi tuo metu, kai kiti žaisdavo, pavyzdžiui, kortomis. Taigi buvo tam tikrų šokių žaidimų, kurių buvo galima žaisti. Na ir aišku, įėjimas kainavo ir už tą mokestį, ką tu galėdavai gauti. Įėjimas iš tiesų apmokėdavo elektros lemputę, tai žvakes tuo metu, na ir kortų kaladė gaudavo į kišenę, tai bilietas kortų kaladė. Visai neblogai, susimokyti tik už žvakes ir už kortas. Ir štai labai gražiai parašė apie redutą eilėraštį Naruševičius rašant. Pilna kaukių mieste, kad veikiausiai vos trečdalis su jomis nevaikšto kvailiojančioje Varšuvoje, kur tikėsi nepažįstamas veidas. Retas žmogus, kuris kilmingą kaukę neprisidengtų. Koks be būtų luomas, prigimtis ir amžius, tampa nagingų rankų pagaminta figūra. Tai čia irgi mes kalbame apie 18 amžiaus pabaigą. Labai svarbu, Lietuvoje ir Lenkijoje tuo metu buvo gegužės 3 konstitucija, jeigu girdėjote apie tokią, miestelėnai gauna praktiškai bajorų teisės, į Vilniaus miestiečius užsirašo aristokratai, ir štai Vilniaus paskutinių, jau ne burmistro, net prezidentų jį pavadina, Tyzenhauzas tampa, visai eilė bajorų įsirašo į miestiečių luomą. Taigi, tas jau brolybė, tokia lygybė labai Lietuvoje ir Lenkijoje plinta, tai čia šitas eilėraštis irgi apie tai, o dar karnavalas tą dar labiau įgalina ir leidžia. Taigi, šitas 18 amžius toksai tikrai su kaukių pagalba turbūt ateina visos idėjos apie vieningesnį ir bendrą buvimą kartu. Na ir štai, labai jau nepadaru dabar bus, ką dar galima už tuos pinigus, jau mes įsigijom žvakių ir gavom kortų. Tai kaip ir sakiau, bet visą kitą reikia pirkti papildomai. Bandžiau ieškoti, kokį maistą tiekdavo tose redutuose, tai štai buvo galima pirkti jau papildomai vandenį, limonadą, migdolų gėrimą, prancūzišką vyną maišytą su vandeniu, burgundišką vyną, šampaną, Reino vyną, vengrišką vyną, anglišką alų, taip pat naminį alų. Beje, paminima, kad tai buvo nemadingas ir buvo laikoma blogų tonų. Ir jeigu prieės prie baro sakysi alaus, oi, geriau nesakyk, geriau to vyno su vandeniu. Taip pat kava, populiaru, arbata, šokoladas, netgi kastruotas gaidys, riebus, taigi žiema, vadinamas kaplūnas, taip pat kurapka arba veršienos kepsnys arba zrazai, tie jautienos veršienos suktinukai kimšti, bet jokių būdų nebuvo tiekiama kažkokie kepsniai dideli, viskas tokio kuklesnio užkandinio variantai, ar ne? Taip pat įvairūs kumpiai, liežuviai, dešros ir panašiai, tai čia irgi toks tradicinis karnavalinis redutų maistas. Vienur randu informaciją, kad štai Varšuvoje tie į redutą tarnai neįleidžiami. Tai jų atseit nebuvo. O tiems, kurie gėrė, valgė ir šokė, kad nepakenktų komfortui, šalia salės buvo vienas kambarys, kuriame buvo labai įdomu, pilna kėdžių su naktipodžiu, tai kėdė yra skylė, po apačia naktipodis, ar ne, arba pakabinta pisuarai ant sienų. Tai taip ir matau tą vaizdą. Kibirų prikabinta pasieniais. Tai bandžiau įsivaizduoti tualetą redutos vienų laikų. Tai čia vaizdas kaip dama bando. Na ir čia jau labai nepadaru, dabar jau tikrai jau visiškai ant 20 kažkiek. Vėlgi, be tų prostitučių, kurios tenai karnavaluose redutuose buvo įleidžiamos ir jos turėjo sukurti tą tokią erotinę nuotaiką, taip pat buvo siūlomos karietos priešais rūmus, kurios važinėdavo kvartalą aplink rūmus, kol tenai pasilinksmindavo viduje. Taigi buvo galima sėsti į karietą, pasikvietus kaukėtą viešinę svečią ar kažką ir važiuoti pasivėžinti. Ir pasivėžinus grįžti atgal, įsilieti šurmulį ir toliau. Tai ta karietų paslauga buvo labai populiari. Ir štai kitas dalykas, be karietų, jeigu jau nenori eiti į lauką ir peršalti žiemą, buvo galima gauti raktą nuo slapto kambarėlio.
Dideliuose rūmuose, mažuose tos paslaugos nebūdavo, bet labai dideliuose rūmuose organizatorius siūlydavo raktelį nuo slapto kambario. Na, tai kokie tą svečią galėdavo įsivilioti ir į tą kambarėlį. Taigi štai, na, ta karnavalų, dėl to tų redutų, atsiprašau, jeigu kalbėti apie šitą žanrą karnavalinį, ta reputacija tikrai buvo labai tokia miglota kartais ir ne visuomet skaidri. Va. Na, o dabar kalbant apie Vilnių. Na, tai iš Varšuvos norėjęs, vienas Varšuvoje ten rengęs, norėjo ir Vilniui surengti tokius, na, redutus. Ir štai jau buvo bandęs gauti iš Vilniaus burmistro, mero dabartinio ar ne, gauti leidimą, Sapiegos kirpėjas, beje, Ryksas. Ir norėjo pradėti Vilniui rengti redutus, dėja negavo, panašu, kad jis niekur nesurengė ir, na, neįvyko jo tie, na, varšuvietiški redutai Vilniuje. Bet visai netrukus burmistras išdavė leidimus, 3 netgi leidimus ir pirmieji tie karnavalai Vilniuje vyksta Vilniuje Sapiegų rūmuose dabar atgyjusiuose ir, na, jie buvo labai dideli, tai pirklys Jonas Milleris organizavo šitos pirmiausia karnavalus ten, jie tuo metu priklausė Sapiegams, ar ne. Taip pat buvo Vilniuje rengti pačiame dabartiniam senamiestį, ką mes vadiname Tyzenhauzų rūmuose, tai tenai taip pat buvo karnavalai Vokiečių gatvėje ir aišku, jie buvo kiek mažesni ir aišku, na, dvigubai pigesni negu garsieji šitie Millerio festivaliai Sapiegų rūmuose. Oi, kaip norėčiau ten karnavalų. Norėtume ten karnavalų? Nu, gerai. Širgi. Ar teko apsilankyti šitose rūmuose? Įspūdinga, ar ne? Nes ta salė tiesiog karnavalui sukurta, būtent to karnavalinio laikotarpio, nežinau, puikiausias instrumentas, nes, na, yra ir lubos didžiulės, ar ten 7 metrai, ar ne, ir ten buvo tapyba sienų, kur vaizdavo Olimpo dievus potaujančius, ir pro langus vaizdas, ir, na, tai itališko dydžio salė per daug aukštus, taigi tikrai, o dar šita galerija, vadinama Puotų galerija, vaizduoja muzikantus balkonuose ištapytus, na, tai čia tikrai turėjo būti įspūdingo grožio Vilniaus redutai rengiami Millerio. Taip pat, na, kalbame apie labai sudėtingą Lietuvai laikotarpį, kada šitie redutai Vilniui pradeda plisti, nes labai stipriai kišasi į vidaus politiką ir visus dalykus Rusijos imperija. Ir, na, rusų pareigūnai taip pat Vilniui rengia karnavalus, norėdami palenkti mūsų bajoriją ir surasti su jais kažkokį draugystę ir pokalbį netokioj formalioje aplinkoje. Tai yra toks žinomas faktas, kad rusų pulkininkas Ferzonas buvo surengęs Pacų rūmuose taip pat karnavalą 140 asmenų, taigi netoks ir mažas, bet žinom, kad kitas generolas rusų buvo surengęs dar didesnį 360 asmenų. Tai, na, tie karnavalai tokį turėdavo, na, irgi politinį kartais poskonį ir štai mes galim skaityti Adomo Mickevičiaus pono Tado eilutes, kad, na, kuris labai piktinosi, na, kad čia tikėjimą pakeitė kalbą, rūbą, teisę, tai buvo maskaradas užgavėnių šėlas, vėma didysis pasnikas, nelaisvės vaisiai. Taigi tas, na, karnavalas, na, bet šituo sudėtingu laikotarpiu ne visuomet ir, na, taip ir prilyginamas kaip ir geras dalykas, ar ne? Ir įdomu, kad Lietuvoje karnavalai Vilniuje ypatingai buvo kažkaip užsilikę ir pamėgti. Nes jeigu kitur Europoje jau nyksta jų tradicija, štai Venecijoje ir uždraustas, Anglijoje jau irgi nunyksta 18 amžiaus pabaigoje, o Lietuvoje, Vilniuje dar jie 19 pirmoje pusėje važiuoja, pilnu tempu bilietukai į maskaradą ir jie savo populiariai toliau važiuoja. Ir štai čia, jeigu labai, na, jums šitą temą kažkaip visai grįžus namie dar prisiminsite ją, tai siūlau įsigyti arba rasti kažkur knygą Vilniuje ir Lietuvos dvaruose, tai yra Gabrielės Giunterytės Puzienės dienoraščio, na, toks kaip formatas, kuriame jinai pasakoja ir prisiminimo formą apie tai, ką matė ir patyrė savo jaunystėje. Ir, na, tai labai daug beje apie karnavalus kalba. Ir būtent tiek Vilniuje, tiek dvaruose, tai ten galima rasti, na, visais pjūviais tos karnavalus. Bandžiau skaičiuoti, kiek žodis kartų karnavalas panaudotas, tai nežinau, 50 bent. Tai tokia karnavalų biblija, ir kaukės, ir kaip atrodė, ir ką ėjo, ir kad tarnai beje mini buvo. Tai čia, pavyzdžiui, labai, na, graži jos, na, eilutė. Ir štai rašo, kad, na, 1823 metais pas kunigaikščius Četvertinskius vyko karnavalas,
kaip įprasta sekmadienį, tai reiškia, kiekvieną sekmadienį darė karnavalą, buvo su šokiais, tačiau per pasniką būdavo pramogavimai išmintingai. Na ir kaip ten pramogaunama buvo. Tai štai rengiamos šarados ir gyvieji paveikslai, kuriems paprastai vadovaudavo Gabrielės mama arba ponia Abramavičienė. Čia gal noriu įsiterpti, gyvieji paveikslai, tai pavyzdžiui būtų tai, jeigu čia mes matome 4 personažus arba net 5, jeigu skaičiuosime Jėzaus atvaizdą. Ir štai aš jūsų pirmos eilės paprašyčiau jį pavaizduoti. Tai jūs turėtumėt sparnelius užsidėti, jūs irgi su sparneliais, jūs galbūt net veidas su ašarėlė, ar ne? Tai va, jums reikėtų, tai čia būtų jums, va, tai būtų įkūnymas šito paveikslo, ar ne? Arba pavyzdžiui, va, štai šitas vaikinas, ką daro, tai gal jūsų ponė paprašyčiau va, tą vaikiną pavaizduoti. Ir va, tokias duodamas, reikia spėti. Taigi šarados, tokie gyvieji paveikslai buvo, tokiu ramesniu metu populiaru. Na ir šių karnavalų turinys paprastai buvo istorinis, taigi Četvertinskių rūmuose ir kunigaikštienė štai prisimena, kad kartą riterio bajoro vaidmenį buvo išrinktas Karolis Psezdeckis ir dėl rando ant, aišku, jo kaktos ir kitą dieną jis pasakojo savo bičiuliams, štai citata. Ką jūs, ponai, be mitologijos nedebandykite šiandien žengti į salonus? Vakar man buvo liepta vaizduoti bajorą. Taigi, tikrai turėjo to labai daug istorinio prieskonio karnavalai. Va. Na ir dar viena įdomi citata iš Gabrielės dienoraščio galime skaityti, kad štai kaip jinai mato, žiemą gyveno būtent tų Müllerių name, Vokiečių gatvėje, ar ne, ir prisimena tokį matytą komišką vaizdelį, nes ten karnavalai tam name vyko. Štai. Žiemą po savo ligos įsiminiau todėl, kad mums tuo metu gyvenusiems Müllerio name, kur buvo dideliems viešiems renginiams skirta salė, prieš akis ėmė skleistis ir masinti gražusis pasaulis. Šeštadieniais karnavalo dienomis ten išsirengdavo mūsų tarnaitės su kaukėmis keistai apsirėdžiusios, o per stiklinės duris nekartą matėme pasipuošusias damas, lipančias laiptais į kazino arba koncertą. Kartą buvome pažadintos naktį, nes įnešė palpusią panelę, baltą balintą suknelę. Ir ją, išblyškusią, su gėlių vainikėliu ant galvos ir gražią tarsi angelas, mūsų tarnai gaivino. O atsipeikėjusi ji iškviesta daktaro paklausė: ar galėsiu dalyvauti rytdienos baliuje? Taigi, duos gyva, bet vis tiek tą balių vėl eit noris. Tai įsivaizduoti reikia Vilnių 18 amžiaus pabaigoje, 19 pirmais dešimtmečiais tikrai sukusis karnavalo ritmu, vyko keliose vietose ir namuose, didikų privačiai rengti karnavalai, ne tik tie viešieji. Na ir kalbant apie kaukes, čia turbūt reikėtų visiškai dar didžiulę naują paskaitą daryti, nes čia yra neišsemiama tema, jinai niekad nesibaigtų. Tai, aišku, draudžiama buvo į redutą ateiti su ginklais, tai pirmiausia, taip pat draudžiama ateiti be kaukės ant veido. Tai 2 svarbus dalykai, be ginklo, bet su kauke. Taip pat, aukštuomenės atstovai, jei norėjo, galėjo nusimti nuo veido kaukę ir ją tiesiog prisisegti prie rankos. Taip pat, aišku, kaukė leisdavo tavo išlaikyti paslaptingumą, tai jeigu nenori, tai tu ir nenusėmi ir vaikštai. Bet labai aišku svarbu, jeigu esi žemos kilmės, tu negali nusimti kaukės ir visą vakarą turi nusimti, nes jeigu nusimsi, tada jau su tavim niekas nekalbės kaip su lygiu. Jeigu tu esi tarnaitė, ateini su kaukė ir su tavim kalbės kaip su princesė. Tai čia yra įdomi šita kaukių reikšmė, jų turėjimas, tai jeigu esi žemesnio luomo, bet nori pakalbėti su princu ir paflirtuoti, tai visas pelenį istorijos, štai prašau, jums ir išsipildo. Ir aišku, šnipinėjimas. Jeigu tu nori ten šnipinėti kažką, su kuo ten eina į tą kambarį, su raktu į karietą bėga, tai tikrai su kaukė bus ir pačia didžiausia. Tai irgi šnipinėtojai turėjo. Taip pat čia galime kalbėti, kokios kaukės mėgo Europoje, Varšuvoje ar Vilniuje, tai tokių informacijų pabandžiau parinkti. Tai, pavyzdžiui, Londone mėgo dėvėti aprangą, kuri buvo pristatydavo svečią kaip priešinga, kas tu esi, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kunigaikštis persirengė piemeniu, ar ne? Arba tarnai karaliais, pavyzdžiui, merginos vyrais ir panašiai. Tai toksai kaip ir būtent apvirtimo, ar ne? Tai čia, ką aš jau pradžioj kalbėjau, iš tos visos esmė yra šventės, apversti viską aukštinkojom, žiema pereina į pavasarį. Taip pat Lenkijoje ir Lietuvoje bandžiau žiūrėti, kokios tos kaukės mėgtos, tai irgi, beje, kilmingieji rengiasi žemesnės kilmės ar svetimų kultūrų personažais.
O Varšuvos redutuose, bandžiau ieškoti, išrinkti tas, tai, pavyzdžiui, sargybiniai, vežėjai, vienuoliai, kazokai, žydai ir velniai, šikšnosparniai. Moteris, aišku, kaimietėm rengėsi, vėlgi rusėnų valstietėm, pavyzdžiui, ar turkiam. Ir taip pat Venecijos karnavalo kaukės, tai ką čia rodo iliustracijai, tai tos labai tradicinės, Kolumbina, Zanė, ar ten Pučinelo, ar Brigela ir panašiai. Tai nors tokios jau labiau suprantamos mūsų. O kitą labai įdomų citatą, beveik jau pabaigai, iš Gabrielės Puznės išrinkau vėlgi iš vieno baliaus, kurį jinai aprašo. Tai štai kaip atrodė XIX amžiaus pradžioje rengtas karnavalas ir kaip, ką ten dėvėjo 1830-aisiais. Tai čia štai rašo, jums visa eilė kostiumų, kaukių idėjų. Pavyzdžiui, ponia Abramavičienė buvo apsikaišiusi gulbių pūku, vaizdavo švelnę žiemą ir vadovavo kitiems metų laikams. Pavasaris buvo Bašė Špikovska, apsikaišiusi rožėmis. Panelė Kajetėna Abramavičienė, pasipuošusi brandžiomis varpomis, vaizdavo vasarą. O rudenį personifikavo su vynuogių kekių vainiku panelė Anastasija Jakovleva. Tarp jų švietė aušrinė, panelė Aleksandra Bekių, su sidabro žvaigžde virš spindulingosios kaktos. Panelė Teresė Bichovic vaizdavo žiemos naktį. Deja, jos visos nustelbė Varenką iš Golicnų, totorių mergelę. Panelė Natalija Deneve, vilkinti balto atlaso sukne, visiems sakė esanti kilminga neapolietė. Čia prancūziškai išsireiškė. O panelė Zablocka plasdeno plunksnomis ant galvos tarsi perujietė. O panelė Salomėja sukosi trumpa piemenaitė suknele. Tačiau visų akis krypo į neapolietę juodomis ugningomis tarsi vulkanas akimis. Tai buvo kunigaikštytė Oginskaitė. Taigi matot, ir gali ir naktim būti, ir diena, ir pavasarį, ir žiema, ir ko tik nori. Ir štai tos tokios kaukės gražios buvo, bet kaip gražiai aprašė, tiesa. Taigi labai siūlau atsiversti ir paskaityti, ir jeigu ruošiatės karnavaliniam sezonui, ar turėsite namuose rengsite, ar darbinę šventę, tai būkite, ko tik norite, kunigaikštytė, ar perujietė, ar venecijietė, ar neapolietė. Žvaigždė tarp akių ir pirmin. Labai įdomų atvejų radau, ir kadangi noriu papasakoti apie, nes štai šito vyro portretas yra saugomas būtent Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui. Tai būtų Mykolas Antanas Sapiega. Ir štai, karnavalai, kaip ir minėjau, vyko ne tik vieši tie, kur su bilietais, bet ir miesto rūmose, tokie, kur labiau jau elitiniai didikų rūmose, bet ir kaimo dvaruose. Aristokratai pas save provincijoje rengdavo dvaruose. Štai yra liudijimas, kad Slanimo dvare Sapiegos dienoraštyje rašoma, kad rengti maskaradai ir netgi ir 13, ir 14, ir 15 dieną, žodžiu, iš kasdieną. Tai turbūt ta mergelė alparkėlės, jai vis reikėjo nuolat į tą balį, man į balį veskit mane. Tai štai mes žinome, kad dienoraštyje taip pat minimas kaukių balius, kuriame Sapiega pasipuošė Venecijos kilmingojo kostiumu. O jo žmona Juzefa Četvirtinskaitė Sapiegienė vilkėjo vyrišką domino. Taigi vėlgi lyčių keitimas, ar ne? Populiaru, ką mes matėm Londone, ar ne? Tai čia vėlgi tas ir Lietuvos dvaruose buvo įprasta, ir štai įsivaizduokite ją su vyriško domino. Neuždėjau iš vyriško domino, bet ponui Sapiegai uždėjau. Ačiū.